Sveiki visi, čia Robertas iš Vuho LT ir šiandieną mes vėlgi sugrįžtame su Autodesk 3D Studio Max. Dabar mokysimės animuoti. Susikurkime kokią nors tai sferą, kurią mes suanimuosime. Ir mes norime, kad ši sfera keliautų iš kairės į dešinę, štai šitai. Kaip ir visose kitose programuose, kaip After Effects, Adobe Flash ir daugelį kitų 3D programų, turi animacijos panelę. Ir daugmaž animacijos kūrimo būdas yra vienodas. Taigi, jeigu išmoksite animacijos principą, jūs mokėsite dirbti su ją kone visose animacijos kūrimo programuose. Tai kaip animacija yra kuriama? Tai yra uždedamas kadras ties kiekvieno objekto pozicija. Tarkim, turime mes 100 kadrų, kaip šioje slankjuostėje. Ir ties kiekvienu kadru mes pakeičiam objekto poziciją. Tarkim, pirmas kadras jisai pasislinko tiek, antras kadras jis pasislinko vėl tiek, trečias kadras jis pasislinko jau tiek. Taigi mūsų animacija bus, kai mes paleisime groti visą slankjuostę, štai šitaip, jis bus taip, taip ir taip. Bet galime pagaminti ir automatinius kadrus, kurie susidėlios nuo pirminės pozicijos iki antrinės pozicijos ir lygiai tuo tarpu, kur nebuvo uždėta mūsų kadrai, automatiškai susigeneruos jie. Taigi, to jau viską parodysiu. Pasirenkam objektą, spaudžiame Auto key ir mums paraudonuoja visa animacijos slankjuostės viršūnė. Taigi, uždedam kadrą pirminį, su šiuo rakteliu paspaudžiam raktelį Set keys ir atsiranda kadras štai čia. Paslenkam slankjuostę iki pat 100 ir pavažiuojam X ašimi su mūsų sfera truputį dešiniau. Ir užsideda automatiškai, kai atleidžiam pelės klavišą, kadras antrinis. Ir dabar čia yra pirminė pozicija, kai buvo mūsų sfera čia, ir antrinė pozicija, kai mūsų sfera čia. Ir automatiškai sugeneruoti kadrai bus atvaizduojami va čia. Tai aišku, mes jų nematysime. Ir dabar, kai mes pabandome paslinkti slankjuostę, matome, kad animacija groja su liktais nematomais uždėtais keyframe'ais, kadrais. Galime, aišku, naudoti Play Animation ir groti animaciją, matyti savo animaciją. Galime sugreitinti, nes dabar yra mūsų 100 kadrų, mes galime tą 100 kadrų truputį paslinkti iki 50 arba 40 ir mes matysime greitesnę animaciją. Nes kuo ilgesnis kadrų, kuo didesnis kadrų skaičius, tuo animacija yra lėtesnė. Kuo mažesnis kadrų skaičius, tuo animacija yra greitesnė. Štai. Žinoma, galime uždėti dar vieną kadrą štai čia ir paslinkti truputį slankjuostę į didesnę pusę ir Y ašimi mes pastumsime sferą į priekį. Ir dabar sfera tiesiog atskridusi į tą galą, jinai nuskris tenai. Taigi pažiūrim animaciją. Na va. Po to vėlgi sfera gali skristi čia ir po to vėl sugrįžti į savo poziciją. Tokiu būdu išgaunama animacija. Vėliau mokysimės mes animacijos kreivės, tai yra kaip sukurti, kad mūsų rutulys greičiau pajudėtų, bet lėčiau sustotų, kad jisai greičiau pradėtų judėti pradžioje, bet lėčiau viduryje animacijos ir taip toliau. Bet animacijos principas yra būtent toks. Galime, žinoma, savo keyframe'us ištrinti ir palikti tokią animaciją, kokia buvo po to su kadrais. Ir kai nebenorite animuoti, būtinai išjunkite Auto key. Tada mes nebeanimuosime visų objektų, nes kartais, jeigu paliekame mygtuką Auto key, mūsų objektai, kai mes kūrėme kokią nors tai kompoziciją, kokią nors tai 3D modelį, viskas animuojasi. Taigi mes turėtume išjungti ir po to kurti ką nors. Taigi čia buvo Robertas iš Vuho LT ir sėkmės